tokiu ragu, kai gautum. Viena gražiausių Suomijos vietų. Sveiki gyvi, labas ryts. Tai esam Rovaniemyje. Jau blema, man atrodo, 6 diena, ne? 7 diena. O dabar varom dar vieną pramogą padaryti. Tai kaipgi be šiaurinių elnių. Varom pamūčyti elnius biškį. Nu, atvarėm į elnių fermą. Nu ir va. Šiaurietiški elniai. Kuris maitin. Kuotas nusytis. Paletė? Krenta. Oi. A, rimtai jie. So picky. Eating. O. Šitie, sako, yra 10 mėnesių senumo visi. Jaunumą tiksliau. Va, realiai tokias va samanas ir kapoja. Realiai išsikasa žiemą iš po sniego. Niu. Kim. Prašau. Ne. Nemėgsta prisilietimų. Here comes the Rudolph. Hello. Vieną rago trūksta trūseniukai. Pasiėmėm dar 500 metrų patempimą, nes nežinau, ar čia gerai, kad jie tampa šiaip, ar etiška, ar neetiška, nu tai tokį truputėlį tik tais, kad pajaust. Nu, įsėdam į Rogenzą, gavom savo elnenzą. Vienaragį vilį. Vienaragį vilį. Gerai, mes jau pasiruošę varyti. O, čia parodys turbūt elnę kokį. O. Karabasi. Okay, Karabasis. Okay. O, papulis. Elnių valdovas. Karabasis, Barabasis. O biškai pastabdyk, nes dar nutrenk žmogų. O, ką kuli padarė? Čia atrodo, biškai gali jau tam žmogui kirsti. Oi. Stop. Oi. Mūsų labai karabasis. Kiem papulį? Karabasis, Barabasis. Kiti labai lieti. Oi, nu sorry. Uva! Varo, kažkai labai lietai. Nu, elniuk Karabasi. Varo. Visų ein mūsų bijo. Nu. Nu, Karabasi, palauk. Karabasiuk. Oi. O. Nuo mūsų tai spyda triusikas. Žiūrėk, vėl prisivė. Nuo mūsų Karabasis, Barabasis yra žiauriai greitas. Realiai pats greičiausias čia atrodo įsilekia ir jau nori bombinti kitam žmogui su ragais ir reikia pastoviai laikyti. Ai. Kitų labai lieti. O, ką lekia? Karabasi, palauk. Žmogų nudursi. Oi. Palauk, Karabasi. Gerai, varo. Karabasis, Barabasis. Lemai reikėjo dėti į priekį, man atrodo, šitą Karabasį, nes jis labai jau ekstra.
Stokiu ragu, kai gautum. Į galvą. Žiūrėk, slaidinam. Šiaip ką pasakė, kad čia yra pusiau jie laukiniai, tai reikia labai vengti kontaktą su juo, tokio tiesioginio, rankom nemusikuoti, nešnekėti. Dėl to mes ir važiuodami automobiliu nei vieną elnę nesutikom, nes visi fermos yra išvogti. Jie yra suomiai, biški tokie biznis žmonės, bet nežinau, ar čia gerai gyvūnam, vargšeliam. O mūsų karabasis. Labai greitas karabasikas. Bijo manęs. Tokį ratuką padarė aplink savo fermą. Labai čia trumpai. Nu nežinau, čia keistas experiences, nes atrodo ir faina, bet atrodo ir gyvūnų nėra čia labai priimtina. Čia ne huskis koksai. Nu tai taip dviprasmiški jausmai. Samis papuls. Nu tai šitą pramogėlę sumokėjom po 40 euriukų. Šiaip tai čia pats pigiausias variantas, ką buvo įmanoma rasti, nes visur gauna po 130, 150, 100 ten eurų. Tai šitoj fermai būtų, jeigu tempia 2 kilometrus, būtų 130 eurų žmogui buvo, dabar patempia 530, tai yra 40. Tikrai skirtumas, o visa kita tas pats. Rudolfas. Realiai mūsų karabasas, barabasas va, non-stop varo. Žiūrima misą. Realiai kaip ragus numeta kai kurie. Kažkaip net nelabai ir smagu tai be ragų varyti, atrodo, kad nešiaurietiškas elnias. Kaip asiliukas atrodo. Nu, dar davėm pavalgyti biškį bandelių su arbata. Nu, iš karto. Kotai. Toks apartamentas. Na viskas, užkandom papasakojo apie šitus visus elnius, tai buvo labai įdomu. Jie pusiau gyvena realiai fermose, pusę laiko lauke. Čia jas labai prižiūri, jeigu, realiai kokius 5 metus ilgiau taip išgyvena. Tai čia tas fermas visai gerą darbą atlieka. O šiaip dar gavom tokius vairuotojo pažymėjimus, realiai vairuotojo teisės, elnius. Dabar elnių rogas dabar esam. Jo, nežinau, kokia čia kategorija skaitytis. Žodžiu, turim. Nu, dar įdomų faktą pasakė apie šiaurinius elnius, kad maždaug per dieną 1 litrą kraujo jiems vasarą išsiurbė odai, įsivaizduoji. Apie, sako, 1000 arba 10 000 odų ant vieno gali nutūpti. Ir lesa visą dieną, tai realiai dėl to paskui varo į bendruomenės, kad pasidalintų, kad biški vieną lestų, kitą lestų. Į vandenį visokius varo, į ten vėjuotas vietas ir taip toliau. Kad tik kuo mažiau jas kapotų odai. Ta prasme, tai čia crazy, vėlia kaip. O dar kitas dalykas, labai įdomi jos žymi. Ne tai, kad kažkokį štampą jau įsidėtų, jie tiesiog apkarpo ausis pagal tam tikras formas. Ir pagal formas realiai žino, kam elnias priklauso. Nes jie realiai vasarą išeina, būna palaidi, daro ką nori, gyvena, paskui jie žiemą susirenka, juos visur uždaro į šitus aptvarus ir tada juos šeria ir taip jie realiai ilgiau gyvena. Tai dabar išvarėm iš fermos ir važiuosim 2,5 valandas iki kitos tipo visai magiškos vietos čia Laplandijai. Labai įdomaus miško, kur ten labai įdomiai medžiai yra pasdengę sniego. 170 km. Varysim dabar tiesiog. Kurelis tai čia brangokas 1,95. Auga kaip baisu.
atvarėm į nacionalinį parką pavadinimu kažkaip kaip Riti-Piriti, kažkoks Riti-Piriti, Riti-Piti. Auga kai baisu. Gražus miškas. Auga kai baisu. Na, 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 na. Auga kaip gražu. Na, 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 na. Čia labai toks įdomus medis, jisai tipo ne į aukštį auga, bet į plotį. Ir va, blem, kokią landą padarė. Eiksa, gali gyventi, blem. Nu, geras. Aba. Padariau sniegą angelę. Be galvos. Graži vietikė labai. Geras parkikis. Nacionalinis parkikis. Žiūrėt, troba. Va, čia realiai. Bliam, va tokiose drąsiai čia galėtum gyventi. Nu, geras. Nu, tai pirmas įspūdis parkelio. Žiauriai gražus. Nemokama viskas, didelis parkingas. Ką žinau, tikrai verta atvaryti. Jeigu dar čia daugiau sniego būtų ant tų medžių, tai išvis čia pasaka būtų. Ir dabar yra arti pasakos, bet šiaip geras. Ne, Papuli? Jau biški apibirėję. Truputį. Sniegą šakų. Bet vis tiek. Papuli, kas nutiko? Maniau kontentą padaryti. Papulis krenta ir krenta čia miške šitam. Toks gražus miškas, kad net kojas lanksti. Kągi tu? Šiaip maniau, kad čia varant jau bus šnipštas, nes visi medžiai aplinkui buvo visiškai be sniego, bet čia truputėlį aukščiau, keliais šimtais metrų nuo jūros lygio ir va, Magic Winter Wonderland. Kaip apsnigusi geras, visiškai. Čia visai buvo toksai užlipimas. Realiai čia mes ant kalniuko su apsnigusiais medžiukais. Ką žinau, unikaliai atrodo, nežinau kaip jom. Taram! Viena gražiausių Suomijos vietų. Kai gražiai čia yra. Viena gražiausių Suomijos vietų. Tikrai. Atrodo, tos visos eglutės apsnigtas, kaip, nežinau, kaip palapinės, kaip seni besmegeniai. Nu, Visokių formų yra. Visokių formų. Visokių. Čia panašiai kaip koks nors menininkų pasirodymas, tik be menininko viskas iš gamtos. Tai realiai visokiausios skulptūros. Kokių tik tais nori. Na.
Papulis labai krenta visą laiką, kaip aš filmuoju. Papulį pafilmuok dar. Dar filmuoji? Nu. Tverki, birki. Mažokai. Įsibėgėk, Papulį. O. Ofiso kėdutė. Ar Papulį pavyks į Centrenzą nueiti? O. Gražu. Oi. Oi. Labai smenga. Oi, blemba. Eik, sa. Ėjom ir supratom, kad nebepraisim čia be tų batų, kur į sniegą nesminga. Reik biškį grįžti atgal. Nesinori čia miegot, nors ir kaip gražu čia yra. O. Eik, seni. Wow. Liuksai, tai ten labai patinka. Daug balų, visus balus duodam. Tai realiai viskas, varom iš šitos vietos ir čia kaip ir panašu, kad mūsų Laplandija kaip ir užsibaigė. Jau šutinsim namo. Beje, dar kelionė nesibaigė, dar bus vienas kitas įdomus sustojimas. Nu, tai mums važiuoti 10 valandų dabar iki Talino. Jo, iki Helsinkio. Tai biškai pavažiuosim, kiek išeina, rytoj damušim. Klauns vietinis išdurinėja, jau tikriausiai smegenis peršalo dėl suomiško klimato. Labas rytas. Mes vakar atvarėme į miestelį pavadinimu Oulu. 3 valandas varėme. Nieko nepafilmavom, bet apsigyvendinom čia labai fainam būstelėje. 72 euriukai už naktį. Taip atrodo. Realiai su tuo krėslu pas psichologus. Viskas va čia va gražiai va. Vakarienę pasidarėm tokių sumuštinukų čia. Su mėsyte. O šiandien laukia labai ilga kelionė. 7 valandas važiuosime iki Helsinkio. Bandysim keltą pasigauti ir persikelti Taliną. Tai rengiamės ir judam. Galim pažiūrėti, ką gero kaimynai. Nieka. Kelionė beveik paauga, bet roziu, kaip keliavom šį kartą. Iš tikrųjų, tai į kiekvieną namelį neždavomės maisto maišelį, kad nesušaltų ir turėtume ką valgyti. Daiktus, visokias technikas ir rūbų maišą. Pilna prisikrovėm visokių šiltų rūbų. Nu tai čia realiai tik mano. Bertas irgi, realiai panašus duetas, apie maistą tik tais. Mačiau, kokios spinenzas yra. Realiai viskas high-tech. Pridėjom pipsį, ką atsidarė. Dar prikolas, kad su šitu bookingu dar ir parkingą po stogu gavom. Bet čia buvo visas orientacinis žaidimas patekti. Opa, va toks labai važiavimas su vartais.
Realiai reikėjo numerius skambint hostui, kad įleistų. Nes čia negalima parkuotis. Ir dar vienas prikolas. Toj sustosim, parodysiu. Realiai reikėjo ateiti šičia, susirasti prikabintą spyną, suvesti kodenzą. Realiai atsidarėm. Ir tada dėti rakčiuką ir uždaryti. Tai va tokia šio orientacinės vakar buvo. Nu ką, o mes dabar lėksime labai ilgai. Važiuojam. Vakar dar buvo toks nuotykis, atvažiavus iš to Ulų miestelį. Realiai buvo visas miestelio kelias padengtas ledu. Plikledis buvo ir žiauriai slidu. Netgi žmonės vaikščiant per perės realiai slidinėjo. Ir aš važiavau žiedu. Ir sukosi mašina žiedė. Ir aš varau. Ir aš ją matau. Ir aš jau dėjau ant stabdžių. Ir nestabdau. Aš realiai čiuožiau į tą mašiną. Realiai liko, nežinau, ten kiek ten, koks pusę metro ir būčiau įbombinęs realiai mašiną. Eik, tu savo pirmą kartą gyvenime irgi. Plius vienas pirmas kartas realiai slysti. Kaipgi mums ta Laplandija, ar patiko? Taip, tai patiko. Jo, mane tai jinai žiauriai nustebino, aš nesitikėjau, kad man čia tai patiks. Realiai nelabai aš iš vis žinojau apie tą Laplandiją, kas čia per dalykas yra ir kiek ten yra šiaip nuostabių dalykų. Tai kalėdų seneliai, tie gyvūnai, tie haiskiai, nežinau, vienas geriausių man prisiminimų realiai. Man taip patiko su jais varyti, jie tokie taip užsivedė savo darbu, kad jiems patinka ir dėl to, kad jiems patinka, man patinka. Ir nuostabi patirtis buvo. Jau užsimaniai rogių pats ir 7 haiskių. Jo, norėčiau būti tas mašeris. Įsivaizduojate, kai čia buvo tos Lietuvoje žiemos, varai darbą su haiskiais ir rogių. Jo, šiaip kas dar žiauriai brangu Laplandijoje. Visos nakvynės nuo 70 iki, nežinau, 400-500, jeigu nori tų namelių Aurorai žiūrėti. Ir 1000 gali. Nu ir 1000 gali, jo. Labai restoranus viskas brangu, yra 20 eurų plus už patiekalą. Bet vat, pavyzdžiui, Lidlai visokie parduotuvės normaliai, čiučiuką brangiau nei Lietuvoje. Nu ir pramogos irgi labai brangas, pavyzdžiui, ten, viskas, realiai virš 100 eurų viskas kainuoja. Keliai, tu dievulėliau, tos Laplandijos keliai. Dar niekad nesu taip sudėtingai vairavęs. Bele kaip gražu viskas aplinkui, bet taip sudėtinga, plikledis, nežinau, visur greitis ribojamas apie 80 kartais 100 leidžia. Daug greičio matuoklių yra šiaip, bet į pačią Laplandiją įvažiavus viskas. Praktiškai greičio matuoklių nebėra, bet ten nieks baisiai ir nespaudžia. Nes keliai tokie snieguoti, realiai visur dairaisi, viskas baisiai gražu. Žiūri, pist fūra jau nuvažiavus nuo kelio. Tai vat, jo, tai atsargiai reikia vairuoti. Pats vakar vos avarės nepadariau. Eik tu savo. Šiaip reikia turėti ilgasis stiprias labai. Tai pavyzdžiui, pas juos Suomiai turi atskirą dar vieną priekį primontuotą ilgąją tokią lempą. Tai kai duoda, tai atrodo visas miškas nušvietėjęs. Su Aurorom realiai tą pirmą naktį, kai atvarėm į Rovaniemį ir buvo didelis, aktyvumas Auroros barelio. Bet debesuota buvo, tada nusprendėm išvykti, pamedžioti jų ir tada turėjom tą, kaip sakant, avariją biškį pusnį. Ir jeigu ne ta avarija, tą pusnį mes net nebūtume, kaip sakant, tos Auroros pamatę. Ir jinai buvo pati stipriausia visoje kelionėje, matėm, kaip jinai juda. Tai buvo pasakiškas šiaip, kaip sakant, prisiminimas. Ir viskas, ir daugiau nebematėm normaliai. Kiekvieną atrodo vakarą stebėjom aplikaciją, vis dairėmės į dangų. Irgi nieko. Nes realiai visa kelionė buvo Kupulio sugalvota. Labai norėjo pamatyti Aurorą barelį. Realiai tai pavyko. Užskaitam. Birka. Lamžus. Birka. Kai neturi
neturi mikrobangės, bet nori pasišildyti maistą mašinai, tai užsuki maksimaliai 30 laipsnių ir duodi į tą priekį ir šildai su marina. Nu, atvarėm jau į Helsinkį, važiavam labai ilgai, bet viską pasiekėm kelionės tikslą. Nu ką, turim dar porą valandų Helsinkyje ir paskui keltas. Sveikatėlė. Nelabai sušilo. Nu, atvarėm į keltą ir dar pasirodymas bus. Žodžiu, vėl mes mašinai. Nieks mums nepagrojo, apgavo, tik parepetavo ir išvarė. Tiesiog. Nu, atvarėm į Talino viešbutuką. Žiūrėk, kokie čia apartamentai. Puls neranda, kur miegosim. Bliau. O, realiai kaip muziejus. O kokį išrinkau? Nu, užeikite. Oho, buvo populistai išrinko baraką. Kas čia? Numinė. Kaip hostelis. 38 eurai. Pusryčius dar duos. Gerai. Mes einam miegoti, nes šiandien visą šalį pervažiavom.